Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoja mums laisvę. Nebesu jau nuodėmėj tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji mums laisvę. Šios dienos žinia yra iš Luko 5 skyriaus. Pirmiausiai noriu pradėti, galbūt esate skaitę apie 4 draugus, kurie turėjo vieną draugą ir kaip jam pasitarnavo. Luko 5 skyriaus 18 eilutėje, kai pradėsite kelias eilutes skaityti, jūs tai prisiminsit, kas esate skaitę. Štai vyrai neštuvais atnešė paralyžiuotą žmogų. Kitose vietose sako 4 vyrai. Ir greičiausiai tai buvo jų draugas. Ir jie bandė jį įnešti į vidų ir paguldyti priešais Jėzų. Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant stogo ir praardė jį, nuleido ligonį kartu su neštuvais žeminties Jėzumi. Žinote šitą istoriją? Ką mums šitą istoriją, brangieji, sako? Šitą istoriją mums sako, kad bažnyčioje mes galime tarnauti individualiai, kiekvienas asmeniškai ir sakyti, mane taip veda Dievo dvasia, aš tą ir darysiu, taip? Bet ne veltui Dievas subūrė į bendruomenę, kad mes judėtumėm kaip komanda. Yra užduotis, kurias nori Dievas įgyvendinti ir tu asmeniškai vienas to nepadarysi. Tam yra bažnyčiokai, tam yra kiti komandos žmonės ir kai kurias užduotis, ką Dievas nori padaryti, galima padaryti tik tai komandoje. Vienos užduotis Dievo pašaukimą individualiai, o kitas užduotis mes galime tik susivienyje. Ir šita eilutė, šita rašto vieta, ką Jėzus mokina, būtent apie tai ir mokina. Kad yra 4 draugai, kuriems rūpėjo dar vienas. Akivaizdu, kad pagal tekstą jis dar nepatyrė išgelbėjimo ir jisai buvo paralyžiuotas, reiškia, jo fizinis kūnas buvo sukaustytas, jis negalėjo ateiti į evangelizacinį renginį, jis negalėjo pasirūpinti galbūt savimi ir išgirsti evangeliją, kad taptų sveikas, ateiti pas Jėzų ir sakyti, Jėzau, aš noriu, kad tu mane išgelbėtum. Bet visų to pasirūpino 4 draugai. Taigi kartais Dievas iš šitos eilutės mokina mus, kad mes turėtumėm savo komandą ir toje komandoje, brangieji, toje komandoje mums kiekvienas žmogus yra brangus. Ir ką aš noriu pasakyti, aš mintį savo išdėstysiu toliau, ta prasme, kad mes galime ateiti į bažnyčią individualiai, gauti žodį individualiai, taip, grįžti namo, skaityti žodį individualiai ir klausti, viešpatie, ką tu nori, kad padaryčiau. Ir viešpats gali pasakyti, nueik pas kaimyną Petrą, paliudyk apie mane. Tu nueini ir padarai. Gali tu klausti viešpatie, ką tu nori, kad aš paaukočiau bažnyčiai ir Dievas tau uždės konkrečią sumą, kažkokią dėl Dievo darbų. Tu sakysi taip ir amen, atneši ir įdėsi dėžutę. Tai yra individualu. Bet kitą kartą Dievas tam ir subūrė į bažnyčią, kad mes kartu darytumėme darbą. Ir tai, kas neįmanoma vienam, įmanoma 4, 5 arba 50. Šito principo Jėzus čia ir mokina mums ir parodo šitoje rašto vietoje. Ką mes matome? Mes matome, kad 4 vyrai atneša savo draugą paralyžiuotą. Žodis paralyžiuotas, tai taip ir verčiamas. Kai kuriuose rašto vietose paralyžiuotas, reiškia jisai yra fiziškai sukaustytas, negali valdyti savo kūno, o kitose vietose reiškia, tas pats žodis reiškia nusilpęs, silpnas. Tai apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie tai, kad yra 4 žmonės, kuriems rūpi vienas, kuris yra paralyžiuotas arba kuris yra silpnas. Apie ką čia kalba? Čia kalba apie tų 4 širdį, brangieji. Kad tie 4 turi tarpusavį tokią vienybę, kad tas 5 jiems yra nedzin. Jo nepalieka namuose. Ir sako, tegul Dievas tave laimina. Taip? Jie tiesiog sako, davai darom kažką dėl mūsų draugo. Darom kažką. Važiuojam pas jį į namus. Davai važiuojam.
Tai kaip mes pas Jėzų nugabensim? Reikia neštuvų, organizuojamės neštuvus, kažkas sukala neštuvus, 4 už 4 kampų nešame, važiuojame pas Jėzų. Atvažiuoja į tą evangelizacinį renginį, o ten tiek liaudės, kad jie negali įeiti, tiek minios, kad jie negali su neštuvais pranešti savo draugo ir padėti Jėzui po kojomis. Ką jie daro? Jie pasimeta, jie sako, o tai čia yra Dievo valia vadinasi, tokia Dievo valia, ne šį kartą, į kitą evangelizacinį renginį atnešiu. Ne, brangieji, žiūrėkit, šitie 4 turi tikslą ir šito tikslo jie siekia iki galo. Ir kad siekti tikslo iki galo turi būti vienybė, bendras tikslas ir komunikacija. Jie turi susikalbėti, susitarti, tarpusavį, darom kažką. Keliaujam toliau. Matė poreikį, paralyžiuotas draugas ir jiems kažką tai reiškia, labai reiškia, taip. Ir jie tiesiog jie negalėjo nieko nedaryti. Šitoje bažnyčioje aš matau žmonės, kurie auga, jūs matau. Yra tie, kurie yra išlaisvinami, tie, kurie gauna žodį, tie, kurie atnaujina savo protą, bet jau pradeda reikštis ir tai yra ačiū Dievui žmonės, mano broliai ir seserys, jūsų broliai ir seserys, kurie sako, aš jau nebegaliu čia sėdėti, darom kažką. Jau kurie sėdė ir va taip trypė, jau nebegaliu. Nu, Audriu, ką darom? Darom kažką. Yra projektas, darom, renginys yra. Ką darysim? Kaip judėsim? Ir čia, brangiai, yra geras ženklas, nes kažkas vyksta dvasioje, nes žmogus nebenori sėdėti, nori daryti kažką dėl Dievo. Ir tai yra gerai. Ir tai atspindi tos 4 vyrus. Toliau. Šitie vyrai atvažiuoja evangelizacinį renginį, taip, ir jie susiduria su kliūtimis. Kokia yra kliūtis? Žmonės. Mes galim susivienyti kažkokiam tai tikslui, tarkim 4, 5, 10, ne? Ir atsiranda kiti žmonės, netgi gali būti ir bažnyčios žmonės kai kurie sakys, ką jūs čia darėt, kokie neštuvai, koks tarnavimas, eikit, ne tą reikia daryti bažnyčiui, bažnyčiui reikia daryti štai tą. Ir žmonės pasako savo nuomonę iš to, ką jie kaip mato, iš savo dvasinės dovanos, taip, nes aš susiduriu, žinot, su kuo? Jeigu žmogus turi pranašo dovaną, jam reikės pranašauti. Jeigu kas nori bendravimo, jis sakys, pranašavimas, pamokslavimas gali jų ir nebūti, svarbiausia bendraukim. Kas pamokslauja, sako, gali nebūti bendravimo, pranašavimo, daug pamokslaukim, maždaug apie mane. Taip? Taigi, brangiai, kiekvienas iš savo dovanos mes matome savaip, suprantat? Ir žmonės kartais mums gali padėti, bet žmonės gali tapti kliūtimi. Taigi, toliau keliaujame. Atsimenate praeito sekmadienio pamokslą apie tai, kad yra gimtadienis, gimtuvininkas ir dovana. Ką mes galime padovanoti Jėzui, per Kalėdas dalinausi. Dovana, Kalėdų proga Jėzui yra, kada mes kažką padarome savo artimui. Jėzus todėl ir sako, o kada mes matėme tave, kada mes tave aplankėm kalėjimuose, kada mes matėme tave alkstantį ir skurstantį. Sako, tiek, kiek padarėte šitam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Taigi mes priimam principą, kad mes Jėzui dovanojame dovaną ir su Jėzumi elgiamės taip, kaip mes elgiamės su savo broliu arba sesė bažnyčioje. Ir mes sakome, taip, aš noriu paduoti tą stiklinę, aš noriu sukalti šitą neštuvą, aš noriu jį nunešti pas Jėzų. Kad Jėzus išgydytų ir išlaisvintų. Taigi, keliaujame toliau. Galiausiai, reiškia, jie susidūrė su kliūtimi, kažkas matyt buvo iš statybininko, labai gerai nusimanė, galbūt stogdengys buvo, nežinau. Bet jie užlipo ant stogo, išardė stogą, reiškia, tuose namuose to savininko namams padarė šiokį tokį nuostolį. Aš tikiuosi, kad po to, kai jis buvo išgydytas, jie sugrįžo ir tą stogą sutvarkė, nors Biblija apie tai nesako, bet jie buvo tokie drąsūs, kad nusprendė išardyti stogą. Ir jie išardė stogą ir nuleidžia ligonį kartu su neštuvais žemyn ties Jėzumi. Palei nosį, taip, Jėzus tarnauja, pamokslauja, skelbia žodį, išgydymai vyksta, taip, nusileidžia, taip, pukšt palei kojas. Jėzus sako, oho, šaunuoliai. Ir toliau sako, matydamas jų tikėjimą, jis tarė, žmogau, tavo nuodėmės tau atleistas. Kaip įdomu. Draugai dėjo pastangas, kad jų draugas būtų išgydytas. Ateina pas Jėzų ir posūkis visiškai kitoks. Jie laukia išgydymo, bet Jėzus pratarė pirmiausiai, sako, tavo nuodėmės tau yra atleistas.
Apie ką mums tai sako, brangieji? Mums tai sako, kad Jėzui rūpi pirmiausiai dvasinė padėtis, santykis su juo, kad žmogus būtų išgelbėtas, o po to tik tai fiziniai poreikiai. Ir toliau mes matysime, Jėzus antrą kartą tarė ir jisai tampa visiškai sveikas. Bet jis negali būti sveikas tol, kol jam nuodėmės neatleistos. Todėl Dievas pirmiausiai atleidžia nuodėmės, o po to išgydo jį. Matydamas jų tikėjimą, dabar pažiūrėkime šitą komandą. Jie tikėjo, kad Jėzus gali išgydyti. Ir jie tikėjimą parodė savo darbais. Jokūbo laiškas, antras skyrius mums kalba labai daug apie tikėjimą. Ir čia galbūt nuo 14 eilutės, Jokūbo 2:14. Sako, kokia nauda mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų. Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų jiems tartų. Eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų to, ko reikia jų kūnai. Kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų savyje, yra miręs. Bet kažkas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų yra miręs? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Ir taip toliau. Mes galime imti daug tikėjimo pavyzdžių. Tikėjimas, kuris buvo paremtas veiksmu. Taigi mes žiūrime šitos 4 draugus, šitos 4 šaunuolius, komandą, jų vardai neišvardinti, jie nesusireikšmina, neužrašyti, kaip pasakyti, bet jie turi tikėjimą ir jie veikia. Susivienyje ir jie veikia kartu. Jų tikėjimas parodomas veiksmu. Jie tikėjo, kad Jėzus gali išgelbėti ir jie buvo visiškai įsitikinę, kad nėra jokių kliūčių, kadangi tai yra Dievo valia. Ir nesvarbu, žmonės trukdo, minia trukdo, stogas trukdo, durys trukdo, ar dar kažkas, jie tiesiog eina ir siekia tikslo iki galo. Taigi grįžtant atgal į šitą 5 skyrių, tada reiškia rašto žinovai, kada jis pasako, tau nuodėmės atleistos, tada rašto žinovai farizėjai pradėjo svarstyti, kas per vienas šitas piktžodžiaujantis, religija sukilo. O, ką jūs čia darot? Jūs prieštaraujate taisyklėms. Negerai. Ir dar kokią dieną, žinot kokią dieną? Sabato dieną. Tai iš vis yra draudžiama, mirtina nuodėmė. Jėzau, tu padarei mirtiną nuodėmę. Kas per vieną šitas piktžodžiautojas? Ar gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus supratęs jų mintis prabilo, kodėl taip svarstote savo širdyje? Kas lengviau pasakyti? Čia tai geras. Man patinka, kad Jėzus užduoda klausimą ir jie neturi atsakymą. Žiūrėkime, kas lengviau pasakyti, tavo nuodėmės tavo atleistos ar pasakyti, kelkis ir vaikščiu. Tiesiog pakabina klausimą. Ir šitame klausime, ką mes galim pamatyti, kad nei vienas, nei kitas nėra pavaldu žmonėms, kurie prieštarauja. Nei išgelbėjimas, tai yra nuodėmių atleidimas, nei išgydymas jiems nėra pavaldus. Ta prasme, šitoj vietoje. Taip, sako, ką yra lengviau sakyti. O kad žinotumėte, žmogaus sūnų turinti žemėje valdžią atleisti nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotum. Sakau tau, kelkis, imk savo gultą ir eik namo. Va čia geras. Pasiimk savo gultą, tau čia nėra ko daryti, eik su savo gultu namo. Taip ir įvyksta. Ir paskui mes matom eilutę, kada jis pasiima šitą gultą, nepalieka, pasiima šitą gultą ir su džiugia širdim šlovina Dievą, todėl kad įvyko išgelbimas ir išgydymas. Kaip sakant, dviguba malonė, malonė po malonės. Taip, nuodėmės tau atleistos, kelkis, imk savo gultą, eik namo. Ką mes matom? Mes matom, kad tikslas yra pasiektas. Tikslas yra pasiektas, 4 draugai to ir tikėjosi. Gal jie nesitikėjo, kad pirmiausia Jėzus kalbės apie jo nuodėmės, ta prasme, kad tavo nuodėmės atleistos, kad patirs tą išgydymą. Bet viso šito reikėjo šitiems farizėjams, šitiems murmekliams, kaip aš sakau, kurie nepriėmė jo kaip mesijo, kaip Dievo sūnaus, kuris gali atleisti nuodėmės. Taip? Ir kas įvyksta? Įvyksta tai, kad tikslą pasiekė
Ir aš tikiu, kad tą pačią dieną vakare šitie 5 draugai susirinko gerti arbatos. Ir atšvesti, ir linksmintis viešpatyje. Todėl, kad jų draugas tapo visiškai sveikas. Ką noriu pasakyti ir ką nori Dievo dvasia pasakyti, kad kiekvienas žmogus, kuris yra neišgelbėtas, yra paralyžiuotas nuodėmės. Jis yra paralyžiuotas. Ir kartais mes tikimės, kad jis ateis pas Dievą, mes tikimės, kad jis pats susiras Dievą arba Dievas jį patį pagaus. Taip būna, taip ir vyksta, taip ir amen. Bet kartais mes galime pasitarnauti, susivienyje, pasitarnauti dėl to vieno žmogaus, kad tas vienas žmogus, tarkim, atvažiuotų į bažnyčią, tas vienas žmogus atvažiuotų į VŽB banketą, kad tas vienas žmogus atvažiuotų į kažkokią evangelizaciją ir išgirstų, kad jam nuodėmės yra atleistos ir jis priimtų Jėzų kaip savo gelbėtoją ir galiausiai visos ligos būtų pašalintos. Taigi aš užduodu klausimą, ar mes galim tą padaryti? Taip, mes galim. Mes turim pilną laisvę, pilną valdžią, pilną jėgą susivienyti ir padaryti kažką. Jeigu paimsime dėl žmogaus, kuris dar nepatyrė išgelbėjimo. Ir jeigu tu čia esi šitoje salėje, aš noriu pasakyti tau, jeigu klausaisi pirmą kartą, Dievas atleido tavo nusikaltimus, tau reikia to patikėti ir priimti. Ar tau reikia kažką daryti, patikėti ir priimti ir sakyti, ačiū Jėzau, kad atleidai visus mano nusikaltimus, kad viskas yra atleista. Tu dar ant Golgotos kryžiaus atleidai prieš 2000 metų, aš tikiu, aš priimu, ateik į mano gyvenimą, būk mano viešpats, būk mano gelbėtojas ir toliau vesk mane savo keliu. Pasakai savo žodžiais ir seki Jėzumi. Bet, kaip yra su bažnyčiokais, kaip yra su mumis, tarkim, gerai, čia tekstas kalba apie neišgelbėtą žmogų, kada jie pasirūpino savo neišgelbėtų draugų. Mes galim susivienyti dėl to. Bet, brangieji, mes galime susivienyti tam, kad toje vienybėje mes padėtume vieni kitiems. Ir aš tikiu, brangieji, esu įsitikinęs 100%, kad Dievas mus pašaukė būti nesėdėtojais, nežiūrėtojais, neklausytojais ir panašiai, bet darytojais, brangieji. Ir Dievas nori, kad mes veiktumėm ne tik individualiai kiekvienas, kaip mane Dievas veda, bet Dievas nori mokinti ateinančiais metais, kad mes mokėtumėm dirbti kaip komandoje. Jis to labai nori. Kad mes susivienytumėm, kam reikia su vaikais, kam reikia su jaunimu, kam reikia su šeimom, kam reikia su neišgelbėtais. Dievas nori to ir yra pasiruošęs, dėl to mus subūrė į bendruomenę ir tikisi iš mūsų, kad atsiras tie 4, atsiras tie 5, kurie nuspręs dėl vieno dalyko, dėl vieno tikslo susivienyti, sakyti, davai darom. O kodėl ne? Viešpats to nori. Raštas neprieštarauja, reiškia nori. Einam ir darom. Ir tada mes nusibrėžėm tikslą, mes tada susitarėm, kaip tai darysime, susitarėm, kada tai darysime ir judam į priekį. Ir tada mes džiaugiamės rezultatais. Taip, džiaugiamės gerais rezultatais, išeinam į priekį ir džiaugiamės tais pasiekimais. Haleliuja. Ir mes sakom, Dievas yra geras. Jeigu pasisekė mums 4, davai susivienėm, padarom dar ir dar ir dar. Koks praktinis yra? Čia gali būti namų darbas, bet mano troškimas yra, kuo noriu pasidalinti. Aš noriu ir laiminu tave, kad tu nebūtum vienas bendruomeniai su savo poreikiais. Aš noriu, kad tu susirastum 2, 3, 4 draugus šitoj bažnyčiai, kuriais tu galėtum pasitikėti savo maldos gyvenime ir juos remtis. 3-4 draugus, kuriais tu labiausiai pasitik ir tu žinai, kad jeigu tu pasakysi kažką labai asmeniško, jie neišduos ir neišplepės bažnyčią. Jeigu jie paprašys tavo pagalbos, tu žinai, kad jie visada melsis už tave. Ir tu gali bet kuriuo momentu parašyti SMS žinutę, melskis už mane, nes man dabar yra sunku, arba aš einu dabar į kažkokį tai darbo pokalbį ir panašiai. Ir mes tada meldžiamės. Ir va šitie 4 draugai mums kiekvienam, brangieji, asmeniškai yra reikalingi dėl ko, kad mes palaikytume vienas kitą. Tai gali būti toks, kaip aš sakau, kaip maža bažnyčia. Bet pirmas uždavinys susirasti tos 4 draugus. Aš noriu paklausti tavęs, dabar atsakyk savo širdį. Ar turi keletą maldos žmonių, į kurios tu gali remtis ir nevaikščioti vienas dvasinėje kovoje? Kas turi, yra palaiminti. Ir jeigu turite po 2, aš siūlau susirasti dar po 3.
Bet brangieji, tai yra gyvybiškai svarbu, kada tu parkrisi, kada atsirastų broliai, ta komanda, kuri galėtų tave pakelti. Man patiko, šią savaitę gavau žinutę. Man tai buvo visiškai netikėta, nes iki šiol, man atrodo, aš panašių žinučių nesu gavęs. Ir man parašo žinutę ir klausia: labas Audriau, labas pastoriau, kaip tu gyveni? Galvoju, geras. Nu, aha, how are you, kaip gyveni? Nu. Ir aš supratau, kad žmogui aš rūpiu ne tik kaip pastorius, ne tik kaip tas, kuris sekmadienį tarnauja. Vidury savaitės kažkam Audris parūpo. Aš taip, galvoju. Signalas, plium, lemputė. Komandos žmogus, taip, komandos žmogus jau yra. Tai va, tai namų darbas, brangieji, namų darbas, aš dar čia pamokslausiu ilgai, bet namų darbas, brangieji, mūsų tikslas. Aš raginu susirasti šitos žmonės. Jeigu tu galvoji, kad tos komandos žmogus yra Audrius, Jonas, labai gerai. Labai gerai. Kiek galėsiu, visus palaikysiu, melsiuos už visus. Taip. Bet galima susirasti šalia. Gali būti šeimos narys, gali būti, nežinau, geriausi draugai, draugė. Gerai? Todėl žingsnis, praktinis žingsnis prieš, kad mes būtumėm sėkmingi, ta prasme, ir vienas kitą galėtumėm palaikyti ir paklausti, o kaip tau sekasi? Kaip tau sekasi? Kur tu esi? Gal tau kažkas atsitiko? Dabar keliaujam į vieną iš sunkesnių rašto vietų. Jokūbo laiško 5 skyrius. Kažkaip Dievas iškėlė... Praeitą vakarą iškėlė šitą eilutę ir aš klausiu, dėl ko keliagi šitą rašto atkarpa yra iš tikrųjų sudėtinga. Bet galiausiai nieko nėra sudėtingo, kad Dievas atidengia ir parodo. Pažiūrėkim, 5 skyrių nuo 13 eilutės. Jeigu ten kalba apie netikintį, čia kalba apie bažnyčią. Žiūrėkit, 5 skyriaus nuo 13 eilutės sako: kenčia kas iš jūsų, tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi, tegul gieda psalmes. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejų viešpaties vardu. Nuostabu. Jeigu mes džiaugiamės, tai visi žino. O jeigu aš kenčiu, tai o kam čia sakyti, ne? Užsidarom. Bet brangieji, čia principas yra tas pats, kad mes nebijotumėm parodyti savo nuogumo vienas kitam. Mes, kaip bažnyčia, nesirenkam, kaip pasakyti, mis pasaulis parodyti, mis krikščionis, koks esame kieti ir geri. Ne. Čia nėra scena, kur mes parodom, kokie mes esam tobuli. Ir jeigu pas tavį yra koks nors minusas, tai tu eik pasitobulink, tada sugrįžk. Ne, čia yra pasaulio sistema. Bet štai čia sako, jeigu kas nors kenčia, tesimeldžia. O kas už jį melsis, jeigu nežinos, kad aš kenčiu? Aha. O su kuo aš norėčiau pasidalinti, kad aš kenčiu? Tu kenti, Audriau, tu kenti. Kur tavo patepimas, kur tavo dvasinė stiprybė, kur jėga, tu kenti. Fu. Gerai, keliaukime toliau. Sako, te pasikviečia, te patepa aliejumi viešpaties vardu ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Apie ką čia? Su malonės evangelija nelabai rišasi, taip? Bet principas, brangieji, principas, kuris buvo Luko 5 skyriuje, tas pats principas yra bažnyčioje čia. Pirmiausiai pasižiūrėkime, dėl ko šitie vyresnieji turi ateiti. Taip, viskas yra parašyta, mums reikia tik paskaityti. Sako, te pasikviečia vyresniuosius, tesimeldžia, reiškia, tikėjimo malda išgelbės ligonį, viešpats jį pakels, jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Žiūrėkite, su kuo mes susidurėm? Mes susidurėm su tuo 5 žmogumi, kurio bažnyčioje nėra. Suprantat? Jo nėra, mes apsidairom. Mes ateiname į bažnyčią ne vien tik dėl savęs, bet mes dairomės. O kas iš mūsiškių šį sekmadienį nėra? Aš nenoriu pasakyti, brangieji, kad jeigu sekmadienį ateina, tai jau kažkas susirgo, ir jeigu sekmadienį atėjo, tai jau yra nuodėmės klausimas. Ne, brangieji. Įvairių priežasčių būna, teisingai. Kartais kažkas kažkur pakviečia į svečius. Bet šitoj vietoje
Šitoje vietoje, sako, yra komunikacija ir kažkam rūpi, sako, jeigu kažkas serga, te pasikviečia vyresniosius. Kas kviečiasi vyresniosius? Tas, kuris jau nebegali ateiti į bažnyčią. Brangieji, va šitas Jokūbo laiške žmogus yra paralyžiuotas, arba jis yra dvasiškai nusilpęs, arba yra liga sukaušiusi jo patale. Ir mes galime sakyti, mes pasimelsim per atstumą, taip ir amen, bet šitoje vietoje, sako, te pasikviečia vyresniuosius ir mes pamatysime dėl ko. Viskas yra gerai su mūsų malda per atstumą, kada mes deklaruojame į dvasinį pasaulį visiškai išgijimą. Taip, viskas yra gerai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime toliau šitame kontekste, sako, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Wow! Kol kas aš nesutikau, kad visa tai būtų praktiškai matoma kažkurioje tai bažnyčiai. Štai šitas principas išpažinimas vienas kitam savo nuodėmių. Ir sako, ne tik išpažinti, bet melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Palauk. Ką apaštalas Jokūbas bando pasakyti, kad tarp nuodėmės ir tarp išgydymo yra ryšys? Taip yra ryšys. Ta pati, ką matėme Evangelijoje, tą patį mes matome čia. Ateina vyresnieji pas šitą žmogų į namus, taip, ir sako, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus. Taigi, kas pirmiausiai vyksta? Išgydymas, ar pirmiausiai vyksta, kaip pasakyti, sielovada? Pirmiausiai vyksta sielovada. Ir pirmiausiai kalbamasi su žmogumi, kur tu esi dvasinėje kelionėje, kur tu esi užstrigęs, ką tu esi padaręs ir panašiai. Ir sako, išpažinkite vieni kitiems nusižengimus. Ir jeigu yra kažkas, nebūtinai 100%, jeigu žmogus serga, yra būtinai nuodėmės pasekmė. Ne. Brangieji, ką aš noriu pasakyti, kad malonė, taip yra malonė, Dievas viską atleido, taip atleido, bet mes neturime laisvės, prabangos žaisti su nuodėme. Jeigu mes ignoruojame nuodėmę ir žiūrime pro pirštus, nuodėmė turi savo pasiekmes, mes atidarome duris ir kartais šitos duris gali būti atidarytos ligos dvasiai. Kas ir įvyko šitoj vietoj? Todėl vyresnieji, kada ateina, sako, išpažinkite vieni kitiems nusižengimus. Čia būtų jau antras lygis, brangieji. Suradus tuos žmonės, su kuriais jūs galite melstis ir kurie už jūs gali melstis, kad tu nebijotum atsidengti ir pasakyti, su kuo tu kovoji. Tai yra pasitikėjimas. Ne visai bažnyčiai, nebūtina pasakot visai bažnyčiai, kaip tarkim, prieš daug metų, gal ne tiek daug, aš čia jau padidinau, kaip sakyti, pagražinau, bet pačioj tarnystės pradžiai, misionierius tarnauja kažkokiam tai kaime, reiškia, ateinu į bažnyčią, bažnyčia nedidelė, 7-8 žmonės, kaime, Ir aš sakau, bažnyčia, melskitės už mano antrąją pusę, kad Dievas laimintų, kad Dievas įkvėptų ir panašiai. Tiesiog pasakiau, melskitės. Žinot, kaip žmonės išgirdo? Žmonės išgirdo, Audris turi problemų su žmona. Ir taip visam kaime. O kaime labai greitai žinios sklinda. Ta sekmadienį, po to sekmadienį visas kaimas žinojo, kad Audris turi problemų su žmona. O ten problemų kaip ir nebuvo, tik prašiau maldos. Taigi, ką aš noriu pasakyti, aš pasimokinau, kad ne su visais gali dalintis savo slapčiausiais dalykais bažnyčioje. Todėl neatidenginėk visko, nes gali tave kai kas sužeisti. Atidenk tiems, kuriais gali pasitikėti, atsiverti ir pasakyti. Susirask tokius žmonės, patikimus žmonės, su kuriais, kurie tau tarnaus ir tu galėsi jiems patarnauti. Keliaujam toliau, jo. Ką daro čia? Reiškia, žmogus, kuris neteina į bažnyčią, yra signalas, reiškia, komanda, 4 žmonės, ne? 4 žmonės žiūri, o kur mūsų 5? Nėra, o kur 5? Pavyzdžiui, mano komandoje, tarkim, yra Darius, yra Ana, tarkim, ir mes sakom, Ana, tu žinai, kas atsitiko su tuo 5? Dariau, tu žinai? Ne, nežinau. Pasidomėkim, paskambinam, pasidomėm, kaip tu gyveni, kaip tau sekas ir panašiai. Jeigu viskas gerai, mes einam gert arbatos. O jeigu ne, mes sakom, Dariau, Anačka, darom kažką. Ir to nori Dievas, kad susivienytumėm ir kad tas žmogus, tikintysis, kurį velnias yra apgavęs ir nusilpęs, kad jisai neliktų ten ir velnias toliau jo netryptų. Kadangi yra labai nemažai Dievo žodžio apie silpnus ir stiprius tikinčiuosius.
Romiečiams 15 skyriaus 1 eilutė sako, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti, kiekvienas iš mūsų tebūna malonus, artimui, jo labui ir pažangai. Reiškia, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, apie ką čia kalba, kad bažnyčioje nėra silpnų tikinčių, kurie dar nėra įsitvirtinę tikėjime, kurie nėra įsitvirtinę Dievo jėgoje, taip jų yra. Ir sako, čia mes stiprieji, kurie turime tą stiprumą ir esame praėję, kaip pasakyti, vandenį, ugnį ir, kaip ten sako, varinius vamzdžius, ne? Kad mes galėtumėm juos palaikyti, mes galėtumėm pakęsti jų silpnybės. Ir tarkime, tas ketvertas turi tarpusavyje vieną silpną. Taip? Ir galbūt šiandien aš esu silpnas ir aš sakau tam ketvertui savo komandai, šiandien aš esu silpnas. Man reikia jūsų maldų, man reikia palaikymo. Ir šito palaikymo susilaukiu. Kitą kartą galbūt iš to penketuko numeris 1 bus silpnas. Bet mes atėję į bažnyčią jau tuose ryšiuose mes matysime, kas iš mūsų penketuko nėra, ko nėra, kaip jis gyvena, kaip jis jaučiasi. Gal jis nusilpo, gal velnės ten su juo išsidirbinėja kažką tai. Suprantat, vad bendruomenė mes vieni už kitus kovojam, vieni už kitus. Keliaujam toliau. Sako, išpažinkite ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda. Ir apie Eliją sako. Ir 19 eilutė, žiūrėkime, jeigu žiūrite savo Biblijas, mano broliai, jei kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, te žino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš jo klystkelių išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Apie ką čia kalba? Čia kalba apie tą patį ligonį. Sako, jeigu kas nors pas jūs serga, pasikvieskit vyresniuosius. Pirmas dalykas, sako, mano broliai, jei kas iš jūsų nuklystų. Čia yra dvasinė kova, brangieji. Velnias deda visas pastangas, kad mes nuklystumėm nuo tiesos. Čia yra jo taktika. Tai dėl ko mums reikalingi bažnyčia ir vienas kitą, kad mes stebėtumėm. Ar velnės tik tai navigacijos nesumaišė ir kažkas iš mūsų brolių bei seserų nėra nuklydę. Jei kas iš jūsų nuklystų, tas žodis graikų kalboje reiškia klaidžioti, nuvesti į šalį. Velnio tikslas yra nuvesti į šalį, velnio tikslas yra nuvesti nuo bendravimo su Dievu, velnio tikslas yra, kad tu nelankytum bažnyčios. Vienareikšmiškai. Iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, čia kalba apie atgailą. Žiūrėkite, vėl ta pati komanda, dėl ko reikalinga atversti. Mes galim sakyti, kad tik Dievas atverčia. Taip, Dievas įtikina, Dievas atverčia. Atgaila vyksta, kada Dievas veikia mano širdį. Nebūtinai, brangieji. Atgaila gali įvykti, kada aš pasitikiu, tu pasitiki, mes susitinkam, mes kalbamės apie tai. Dievas pokalbėje iškelia šitos dalykus, taip ir tarkime, tu darai sprendimą. Tu darai sprendimą, gerai, aš apsigalvoju. Gerai, čia buvo nesąmonė, čia buvo neteisingas mano sprendimas. Aš išpažįstu, Viešpatie, atleisk man, taip? Ačiū tau, kad tu man atleidai. Ir tai įvyksta atsivertimas. Te žino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš jo klystkelių, mes kalbam apie tą penktąjį brangieji, kuris yra nusilpęs, kuris yra nuklydęs nuo tiesos, su kurio velnės jau išsidirbinėja, kaip pasakyti. Mes kaip komanda ateiname ir mūsų tikslas yra kaip šitų keturių, dėl ko sugrąžinti jį į tiesą, sugrąžinti į santykį su Dievu, sugrąžinti, kad jisai būtų toje atmosferoje ir toje stiprybėje, iš klystkelių išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Ką reiškia uždengs daugybę nuodėmių? Tai reiškia, kad mes nutraukiam tolimesnės visas tas nuodėmės pasiekmes. Mes nutraukiam tiesiog dabar ir čia. Jeigu žmogus daro atgailą, mes susitinkam keturiese ir penktas daro atgailą ir apsigalvoja, tarkim, tai tolimesnės visos nesąmonės velnio, ta prasme, yra nutraukiamos. Suprantat? Tai yra dvasinis pasitarnavimas. Dvasinis pasitarnavimas. Tokiu būdu, sako, išgelbės sielą nuo mirties. Išgelbės čia yra graikų kalbos žodis sozo. Taip, mes žinome keletą mūsų seserų, kurios tarnauja. Sielos išgydymo tarnavime, tai yra sozo. Jos ir atlieka, jos mokinasi
atlikti šitą tarnavimą, kad eiti, kalbėti, kad žmogus darytų atgailą, gręžtųsi atgal link viešpaties. Ir jeigu kas nors sako, kad šitas tarnavimas yra nesvarbus ir nesąmonė, gerbiu už jūsų nuomonę, aš pats per tai praėjau, pati Dievo dvasia pervedė per tai ir tai veikia, tai Dievo dvasia veikia. Kam nereikia, tam nereikia, bet kam reikia išlaisvinimo, tam galingai veikia. Taigi, ką aš noriu pasakyti, brangieji, kad čia mes matom iliustraciją. Mes matom iliustraciją, kad ateina vyresnieji pas savo komandos žmogų ir šitoj vietoj yra susijęs, sako, jeigu. Čia nesako, kad jeigu išgelbės ligonį, viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, čia nesako, brangieji, kad jo liga yra dėl nuodėmės. Bet sako, jeigu jis būtų ir padaręs kažkokią nuodėmę, jeigu velnias ir būtų sugalvojęs kažką ir apgavęs, jam bus atleista. Todėl mes išpažįstame vieni kitiems nusižengimus. Taip. Todėl Jėzus, kada kvėpė savo mokiniams, sakė, priimkite šventąją dvasią, taip, jisai sakė, kam atleisite nuodėmės, tam jos bus atleistos, o kam sulaikysite, tam jos bus sulaikytos. Tai yra Dievo žodis. Kaip turėtumėm klausimas, kaip turėtumėm bažnyčiai praktikuoti vieni su kitais. Tai jeigu aš atleidžiu tau nuodėmę, jinai atleista, taškas. Jeigu tu išpažįsti ir darai apsisprendimą, viskas, šitas reikalas yra užmirštas. Aš galiu kur nors suklysti? Galiu. Bet jeigu aš išpažinau, reikalas baigtas. Ir mes daugiau netrimituojam ir nepasakojam kitiems. Taigi, ką norėjau pasakyti, brangiai, ir ką dalinuosi iš savo širdies, ko nori Dievas, labai paprasto dalyko. Kad mes augtumėm ir susirastumėm tos, nežinau, 2, 4, galbūt 1 žmogų ateinančiais metais. Mano palinkėjimas yra, mano tikslas yra, kad mes susirastumėm tos keletą žmonių, į kuriuos jūs galėtumėte remtis, galėtų jūs arba jie tavęs paklausti, kaip gyveni, galėtumėt netgi patarnauti vieni kitiems, kada mes pakliūname į vairiausius makaronus čia galvoje ir velnias jau yra prisėjęs kažkokiu tai dalyku, galbūt apie kažkokį bažnyčios narį, galbūt apie pastorių, galbūt apie tarnavimą, galbūt jau šlovinimas netinka ir iš vis čia bažnyčioje Dievo nėra. Lengviausia yra numoti ranką, bet brangieji mes netokie ir mes nesam pašaukti, kad pasiduoti ir išliktų patys geriausi. Jeigu tokią filosofiją vadovausimės, tai ta prasme, kas iš mūsų liks? Tu gali paprieštarauti ir sakyti, viešpats išsaugos. Taip, brangieji, taip. Mylimieji, Dievas stato šitą bažnyčią, tai yra jo statinys. Jis tai ir daro. Todėl laiminu ir namų darbas labai paprastas ateinantiems metams tebūnie tai ir aš apie tai kalbėsiu, aš apie tai skatinsiu, kad mes susirastumėm šitos draugus, kad mes galėtumėm atsiremti į kažką, melstis vieni už kitus, išpažinti savo keiščiausius dalykus, nuodėmes ir mes su laisvė, ta prasme, kad nebijosime būti pasmerkti ir panašiai. To Dievas nori, dėl mūsų visų saugumo, kad mes būtumėm kaip komanda. Nepaliktumėm viens kito ir jeigu 5 nėra bažnyčiai, mūsų širdyse, kaip šitiems 4 degtų širdis. Tai kur mūsų Giedrė? Rūpi. Rūpestis vieni kitais. Kokio pirštuko? Pirštuko? Tai mes vadinasi, mes 4, tai reiškia jau pirštai, nes su mumis viskas tvarkoj. O to, kurio nėra mūsų tarpe, tai yra pirštukas. Irgi gerai, gerai, tegul būna. Aš sutinku būti pirštuku šitoje nedidelėje komandai. Gerai? Tik nepradėk. Ne, va šito reiktų išvengti. Kas komandai yra nykštys? Baigime. Nereikia. Tiesiog aš tos namų darbus priminsiu ir mes tame eisim kitais metais. Dabar mes galim tiesiog paprašyti Dievo, kas dar neturite tokių žmonių, į ką galėtumėte remtis. Nebūtinai tai gali būti šitos bažnyčios žmonės. Čia nėra įstatymas, jūs galite turėti tai paramą iš kitų, bet turėti tuos patikimus, į ką jūs remsitės, kada velnias jūs atakuoja.